Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje. Tai Ąžuolai, kokios mintis sukasi prieš tą laukiantį Graikijos iššūkį ir aišku Janį Antetokounmpo? Labai nežinau, ilgai laukiu su tokiu žmogum pasikrum, tai visi žinom, kas jis toks. Neturiu čia pasakot, ką jis gali, ko negali, viską gali žmogus, tai nežinau, ruošiamės ir žiūrėsim. Tavo asmeniškai jisai kelintas NBA reitingą žaidėjų? Ką žinau, top 5 šio laikiniam, tai tikrai nežinau kaip vertinti. Ąžuolai, galim sakyti, labiausiai intriguojantis varžovas Bradipo karjeroje tavo? Tai jo, manau, ne tik aš vienas, bet manau ir kiti žaidėjai tik žaista prieš tokią aukštą lygio žaidėją yra, manau, nežinau, toks asmenis, gal išsibandymas, gal pasiekimas, nežinau kaip įvardinti, bet malonu. Kaip atrodo Graikijos komanda beje, sėdi ant suolo? Ir kiek jūs tikitės, kad jis gali sėdi ant suolo, ar galvoja, kad jis čia žais visas 40 minučių? Tai jo, tai priklausys, kaip mes pradėsim rungtynės, kaip vykdysime rungtynių planą. Nuo to ir pasirodys, ar jie gali žaisti be jo ar ne. Be jo jie žaidžia vis tiek daugiau suka tą kamuolį. Išnaudoja visi paliečia kamuolį, vis tiek tas graikiškas krepšinis, jie ne iš karto mes, jie pirmą išjudins visus, visi palies tą kamuolį, tada suras gerą metimą. Faktas, kad tokį žmogų apriboti, tik tais galima visiškai sulaikyti, ne? Ką labiausiai įmanoma atimti iš Janio pagal jūsų planus? Negaliu pasakoti, bet tai matėt patys, Markinas vis tiek atrodo uždarom, vis tiek įmeta 20 tas pats Porzingis. Gal Porzingis, jisai vis tiek kitokio tipo žaidėjas, gal labiau laksto aplink tą trajeką, vengia kontakto iki galo nueiti, bet Janis visai kito tipo žmogus yra, jis turi daugiau jėgos, vis tiek dabar jau ir FIBA tikrai yra, tiek FIBA, tiek NBA yra pripratę žaisti ir nusimeta gerai, tikrai geras žaidėjas, aš kaip mes įstabdysim, tai tikrai nepasakosiu. Šito žaidimo aspektą pagerino, lyginant su ankstesniais čempionatais nusimetimo Janis ir panašiai žaidžia. Tai turbūt, čia mano pirmas čempionatas, žiūrėjau per televizorių, tai tikrai tiek gali pats nueiti per visą šitą aikštę, su 2 driblingais įdėti, gali kitus surasti, tai geras žaidėjas. Ar teisėjai myli Janį kaip Laurį? Teisėjai? Nežinau, labai mylėjo Porzingį, bet čia vietinis, tai nežinau, žiūrėsim kol kas. Man asmeniškai, kad aš kokį priekaištį teisėjam, tai visiškai neturiu. Kalbant asmeniškai apie tave, tai buvo čia išlindęs toks statistinis faktas, kad su 3 dvigubais dubliais iš eilės pasivėjo Joną Valančiūną, o kitas lietuvis tai buvo 6 dvigubus dublius surinkęs Arvydas Sabonis. Tai kaip reaguoji šitos savo pasiekimus debiutuodamas Europos čempionate? Tai nežinau, visada, kad savo kartelę pakelt, man gal trūko truputį to mentaliteto, kad aš turiu eiti liptant lentos, nes praeitį vis tiek mėgdavau nulykint, nubėgti greitai, įdėti. Tai dabar stengiuosi tiek savo žmonės tverti, tiek pats eiti ant lentos, tai manau visai neblogai gaunas. Po 18 naudingumo balų beveik renka čempionate per pasarasis 3 rungtynes po 23 naudingumo balus, atrodo puikių formų ir dar yra kur aukščiau kilti ir šiaip kiek pats vertini paprašiai asmeniškai savo pasirodymą čempionate? Neblogai, manau vis tiek po kiekvienų rungtynių kol kas kaip čia lietuviškai no regrets, tai nežinau, viską atiduodu aikštelį, palieku, neturiu jėgų, einu į dušą praustis, kad viską atidaviau, laimėjom gerai. Buvo ta nesėkmė, pavyzdžiui, prieš vokiečius tas pačius, vis tiek viską atidavai, tai nežinau, tas efektingumas, tai dauguma vis tiek sukuria mano komandos draugai, tai jo, statistika rašo apie mane, bet tada jei giliau pasiknysis, tai visa komanda susideda, gal tie kamuoliai tik eina, aš labai agresyviai ant jų. Būna kartais net iš komandos draugų nugvilbiu kokį vieną kitą, bet jo, normaliai jaučiuosi gerai. Nepyksta, kad nugvilbinėjai kamuolius nuo komandos draugų?
Buvo vienas, jau Jonas turėjo kamuolį, aš dar išpušiau ir tada dar praradom kamuolį. Buvo vienas toks. Kai praėjusiam pasaulio čempionate irgi nukraujavus Lietuvos rinktinę į 8-tuką pateko, tai daugumoje laikyta neblogų rezultatų. Ir dabar su tuo no regrets, ar atsiranda jau kažkoks bent koks sotumo jausmas ar dar ne? Tai visada tikslas yra pergalė čia. Kaip čia? Visa komanda, visi žaidėjai yra nusiteikę laimėti. Čia tokio žodžio kaip pralaimėti nėra kalbų, siekiam aukščiausią tikslų, tai yra medalio. Nežinau, kokią spalvą to medalio dar galbūt per anksti kalbėti, bet tikrai stengsimės iš visų jėgų, kiek mūsų yra, kiek sveikų, visi atidirbsime. Žalai, kalbant apie sergutės paieškas, ar turi paaiškinimą dėl to, kiek kartais būna labai gerai ir sezono metu būna kartais prasčiau, dabar ir pasirašymo etape ir čempionate tas pataikymas iš toli nėra geras. Ar įmanoma iš vis kažkaip logiškai su kažko susijęti, kas yra atsimestinimas? Negalim, tai yra kaip yra, ne tik aš, tas pats, nežinau, Deivis geras metikas ir buvo sunku jam tas pats Rokas Giedraitis. Aš aišku nemetikas, aš aukštas, bet vis tiek tu grumies po krepšių visas rungtynės ir tada būna tas trekas, gal tas nuovargis ir taip toliau, bet ties tuo dirbo ir tikėkimės bus geriau. Auto ilgalaikė, auto trumpalaikė, auto verslo nuoma. Admita, ne tik rakteliai rankoje.